Vičiūnų grupė jau daugelį metų lyderiauja Lietuvos ir kaimyninių šalių maisto produktų rinkose. Viči prekės ženklų pažymėti produktai pasižymi ne tik išskirtinę kokybę ir skoniu, bet ir šiuolaikišku požiūriu į maisto produktų pateikimą bei vartojimą. Vičiūnų grupės technologai nuolatos kuria produktus, kurie atitiktų šiuolaikinio žmogaus gyvenimo būdą ir mitybos įpročius. Naujausias Vičiūnų grupės technologų kūrinys – sultingi žuvies ir jūrų gėrybių kąsneliai plonutėje tešloje, populiariai vadinami koldūnais. Tai visiškai naujas požiūris į gerai visiems pažįstamą produktą. Viči prekės ženklų pažymėti koldūnai sukurti dinamišką ir įvairų gyvenimą gyvenančiam žmogui, kuris vertina kokybę ir naujoves. Į koldūno gamyklą Vičiūnų grupė investavo daugiau kaip 10 milijonų eurų. Jie gaminami pažangiausiomis technologijomis pasaulyje. Čia veikiančios gamybos linijos pajėgia pagaminti apie 1500 kilogramų koldūnų per valandą. O moderniose laboratorijose dirbanti tarptautinio lygio specialistų komanda nuolatos ieško unikalių receptų. Viči koldūnų gamybai visų pirma kruopščiai atrenkamos tik aukščiausios kokybės žaliavos. Įdarams naudojama lašišos filė gabaliukai, kalmaro filė bei šiaurinės krevetės. Įdarams naudojama mėsa malama tik pačiame fabrike. Išskirtinį skonį Viči koldūnams suteikia Vičiūnų grupės technologų sukurti unikalūs prieskonių deriniai. Viči koldūnų gamybai taip pat naudojamos šviežios daržovės. Tradiciniai rytietiški produktai, pavyzdžiui, narcizalapiai česnakai ir saldžiųjų bulvių makaronai, atkeliauja tiesiai iš Azijos. O tofu arba sojų varškė, dar vadinama tobuluoju maistu, gaminama tiesiog Vičiūnų grupės koldūnų fabrike. Viči koldūnų tešla gaminama tik iš aukščiausios kokybės kvietinių miltų. Gamybos metu iš koldūnų tešlos išsiurbiamas visas oras. Be to ji iškočiojama iki 80 mm plonumo, kad sudarytų nedaugiau kaip 40% visos koldūno masės. Koldūnus paruošus, tešlos skonis vos juntamas, todėl Viči koldūnus galima laikyti gurmaniškais kąsneliais iš unikaliai subalansuoto skonio įdarų. Visi Viči koldūnai yra mikrobiologiškai saugus, nes prieš šaldymą pasterizuojami. Pasterizacijos dėka Viči koldūnus paruošti tampa žymiai greičiau ir paprasčiau nei kitų rūšių koldūnus. Viči koldūnus galima kepti keptuvėje, virti garuose arba paprasčiausiai pašildyti mikrobangų krosnelėje. Vičių koldūnų įdarai skirstomi į 3 pagrindinės grupės. Šiuolaikiškiai su lašišos, vištienos, sūrio baravykų, menkių su daržovėmis bei jūros gėrybių ir daržovių įdarais. Pagaminti pagal naujausias šiuolaikinės europietiškos virtuvės madas. Rytietiški su daržovių, kiaulienos ir daržovių bei švelnių daržovių įdarais. Paruošti pagal geriausias Azijos virtuvių tradicijas. Ir sultingos mėsos, su kiaulienos, vištienos arba jautienos įdarais, skirti tradicinės virtuvės gerbėjams. O įvairios Viči koldūnų formos specialiai pritaikytos skirtingiems gamybos ir vartojimo būdams – greitam užkandžiavimui, virimui, kepimui, vakarėliams. Dėl formų įvairovės ir ypatingai paprasto paruošimo, Viči koldūnai gali būti ne tik pagrindinių pietų patiekalu.
Mini vičių koldūnais galima puikiai paskaninti bet kokį sultinį. Ši naujovė labai patinka vaikams. Vičių koldūnai gali būti greitai ir skaniai paruošiami darbe. Tai reikia paprasčiausios mikrobangų krosnelės. Jie gali būti puikus užkandis prie vyno ar alaus. Puikia alternatyva bulvių traškučiams. Koldūnai nepraranda skoninių savybių net ir atvėsę, todėl juos labai patogu pasiimti į išvyką. Prie visų vičių koldūnų puikiai tinka ir įvairiausi padažai. Galėsite patys derinti skonius ir maloniai nustebinti net ir pačius išrankiausius svečius. Vičių koldūnai – neabejotinai gardus kąsnelis net ir išrankiausiams gurmanams. Vičiai – beprotiškai fantastiški